Sveiki, šioje pamokoje papasakosiu apie odos atspalvio redagavimą. Rekomenduoju atsisiųsti po mano video esančią nuorodą odos spalvų paletę, kurią pamokoje parodysiu, kaip naudotis tam, kad išgaut geriausią rezultatą. Tai visų pirma, ką reiktų daryti, reiktų skelti odos spalvos paletę, paspaudžiam File, pasirenkam Place Embedded ir pasirenkam paletę. Aš ją, kaip ir minėjau, būsiu pridėjęs prie video aprašymo apačioje. Ją galime šiek tiek pasimažinti ir įsikelt. Tai yra odos spalvų paletė sRGB formate. Ir kaip ją naudotis, to jau paaiškinsiu. Sekantis žingsnis, tai mums reiktų mūsų modelio nuotrauką paduplikuoti. Ta tiesiog reikia padaryti atrakinus sluoksnį, 2 kartus paspaudus pelytę ir tada įspaudus Alt klavišą patempti viršų ir pasidaryti kopiją. Dabar tą kopiją naudosim tam, kad nuimti mėginį. Tai mėginį reiktų atkreipti dėmesį, tai imant nuo veido, jog būtų ta veido sritis, kur yra vidutiniai atspalviai, vadinami midtones. Tai jeigu pažiūrėsit į veidą, tai ties šios skruostų, kur yra baltesnės vietos, tai yra highlights, labai šviesios sritys. Ties kaklo sritim apačioje visur, kur šešėlis, tai yra būtent šešėlio sritis, o viskas tarp šešėlio ir highlights yra midtones, tai juos ir identifikuosim. Pasimsim laso įrankį tam, kad apsibrėžtume ant veido plotą, pagal kurį imsime mėginį, jį apsibrėžę. Nueisim į Filter galeriją, pasirinksim Blur ir pasirinksim Average, tam, kad sulietų atspalvį. Atžymėjimą padaryti galima paspaudus Ctrl+D. Ir jau pagal šitą atspalvį galima būtų bandyti atitaikyti pagal paletės tinkamą atspalvį, bet iš tiesų tai nėra dar taip paprasta tą padaryti. Dėl to reikia papildomai pasirinkti naują sluoksnį. Tam naujam sluoksnį išsikviesti Solid Color ir pasirinkti pilką atspalvį. Labai nėra skirtumo pilko atspalvio tamsumas ar šviesumas, tiesiog, kad būtų jisai pilnai pilkas. Paspaudžiam OK ir pasirenkam pilko atspalvio suliejimą sluoksnio apačioj prieš paskutinis į Color. Ir toliau pasiėmę Move Tool įrankį, paspaudžiam ant paletės ir ją nešam ir žiūrim, kuris atspalvis labiausiai atitinka, nes dabar jisai daug aiškiau matos. Ir aiškiausiai pagal turimus atspalvius yra šis atspalvis 109, 142, 119. Turėkit galvoje, kad jeigu vis tiek dirbsit, fotografuosit modelius baltaodžius, tai jų atspalviai labai stipriai nesiskirs. Greičiausiai bus pagrindę šis atspalvis arba šiek tiek šviesesnis atspalvis. Tai ateityje tiesiog galima būtų žymiai greičiau paspartinti šį procesą atspalvio atrinkimo, bet pirmą kartą tiesiog rekomenduoju padaryti pilną procesą nuo iki, tam, kad geriau galbūt suprastumėt principą ir pavyktų geriau išmokti. Tai jau atsirinkus atspalvį, aš tiesiog patrauksiu šitą paletę iš šoną, išjungsiu Color sluoksnį. Dabar man reikia išsikviesti papildomai Curves sluoksnį, tą paspaudęs apačioj galiu pasirinkti Curves. Ir dabar labai svarbu
šitoje vietoje atkreipdėmėsi į kelis aspektus. Tai visų pirma, kai įsikviečiam sluoksnį, turim dar papildomai pažymėti, kad būtų būtinai pažymėtas curbs sluoksnis. Tada sekantis dalykas turim pažymėti ant pirštuko, jog būtų pažymėtas, kad lengviau dirbti būtų, aš rekomenduoju tiesiog išsitraukti, šiek tiek išsididinti šalia. Ir dabar norint paimti mėginius, tiesiog įspausti klaviatūroje kombinaciją Ctrl+Shift ir paimti kelis kartus mėginį. Ir ką tai duoda, tai pasirinkus kaip pavyzdys red, raudonos spalvos kanalą, mes, kur yra output, rašysim 190. Pasirinkę žalios spalvos kanalą, rašysim 142. Ir pasirinkę mėlyną 119. Viskas mes galim išjungti ir curbs atspalvis jau iškart suveikė. Aš išjungsiu dabar tą paletę, išjungsiu ir sluoksnį, kuris buvo naudojamas pasimti mėginiui. Ir palyginus, kaip buvo, kaip yra, jaučiasi skirtumas. Aišku, dar norint sutvarkyti iki galo, tai reikia padaryti kelis dalykus. Tai visų pirma, curbs sluoksnio nustatymas turėtų būti ne normal, o color, kad spalvos geriau tikroviškiau atrodytų, nebūtų per daug saturatintos. Taip pat galima su opacity kontroliuoti intensyvumą, kad dar tiksliau atkurt atspalvį. Ir kitas labai svarbus dalykas, kadangi šitas sluoksnis jisai veikia visą nuotrauką, tai yra ir foną, ir rūbus, ir ne vien tik tai odos atspalvį. Tai kadangi yra šalia kaukės sluoksnis, tai mes galime pasinaudoti kaukės sluoksnio pagalba tam, kad sutvarkyti šiek tiek šią problemą. Tai ką rekomenduočiau, tai tiesiog galima inversinti kaukės sluoksnį, jį visą uždengti, paspaudus Ctrl+I ir tiesiog pasiėmus brush įrankį, atitinkamai nusistačius jo dydį, hardness galima palikti, kad būtų 0, o dydį tiesiog žiūrėti pagal situaciją, kaip jums būtų patogiau. Būtent tose vietose, kur yra odos atspalvis, sugrąžinti. Atkreipdėmėsi, galbūt dar reiktų ir į dantis. Jeigu, tarkim, jie matosi ir modelis šypsosi, tai kad nebūtų bereikalingai pageltę dantys, tiesiog reiktų tose vietose, kur dantys atspalvį tą paslėpti su kauke, tiesiog pasirinksiu juodą spalvą ir nuimsiu nuo dantų atspalvį. Tai va. Ir padarius šios nustatymus, galiu tikrai aiškiai matyti, jog labai jaučiasi skirtumas, koks buvo prieš ir po. Kaip ir minėjau, taip pat yra daug greitesnis žingsnis toliau sutvarkyti odos atspalvį, jeigu tai yra ta pati fotosesija ir yra daugiau to modelio nuotraukų, kurias norėtumėt sutvarkyti, tai iš tiesų jau nėra būtina praeitą visą ciklą atspalvio atrinkimo. Tiesiog išsikopijuojat curbs sluoksnį ir atsidarot naują modelio nuotrauką, įklijuojat jį į naują nuotrauką,
aišku, reikia kaukės sluoksnį ištrinti ir jį galima pridėti iš naujo, jį invertint ir tiesiog su teptuku sutvarkyti jos odos atspalvį ten, kur norite, kad šitas sluoksnis būtų. Tai paprastai, aišku, veidas ir stengiamės išvengti dantų ir akių zonos. Ir dar galima pakontroliuoti opacity, kiek norisi. Ir būtų tiek, kaip ir minėjau, tai yra labai nesudėtinga, ypač norint gauti geriausią rezultatą fotografuojant modelius, tai labai rekomenduoju pasibandyti, sutvarkyti odos atspalvį ir nustebsite, koks rezultatas yra iš tiesų sutvarkius odos atspalvius. Išmokę, manau, šią techniką, tai puikiai pritaikysit bet kokiam aplinkybėm. Tai sėkmės darbuojantis ir susitiksim kitame epizode. Iki.